Sveiki gyvi. Tenk šiandien mane iki Mažeikių pavažiuoti ir galvoju, kad reiktų pakalbėti apie esam situaciją Lietuvo. Sekmadienį 7 pradėjom daryti laidą su žmona ir paskiau po 1,5 valandos, jau pabaiga, aišku, dinga elektra ir nutrūko ir aš to laido buvau užsiminęs aplink vieną dalyką, apie greitos medicininės pagalbos būklę, kokia ir iš tikrųjų situacija šiandien, nes jau prasidėjo politikų kovos ir būtent dabar ir nauja tema bus ištemta ir greičiausiai kada virs į naują skandalą. Bet aš galvoju, kad čia nesėdėčiau ir mašino su jums nerakočiau, galvoju, perjungs kamerą į antrą pusę, pritvirtinsiu ir važiuojant, pažiūrėsim, po Žemaitijai pasivažinėsim, važiuojam iš Telšių iki Mažeikių ir tuo pačiu pažiūrėsit vaizdus Žemaitijais ir aplink viskon pasikalbėsim. Taigi, jungu kamerą į antrą pusę ir važiuojam. Perstatėm kamerą į antrą pusę ir važiuojam link Mažeikių. Sekmadienį 7 darėm transliaciją su žmona ir Ana nutrūko dėl to, kad lygiai po 9 vakarė trenkė žaibs, pradėjo lyti ir dinga elektra. Ir dėl to nutrūko transliacija. Ir kas ir įdomiausia, kad pas mums ne pirm kart dingsta elektra, bet šį kartą dinga elektra ir Ana dinga ne 2 valandom. Ir eso dingus elektrą, iškart gauni pranešimą, kad dažniausiai per 2 valandas ir pašalinami gedimą. Aišku, po 9 dingus elektrą mes gavom pranešimą, kad dažniausiai per 2 valandas pašalinami tus gedimus ir tvarką. Bet ir nesulaukėm mes vakar tos elektros. Ir naktį neatsirado elektra ir iš ryto atsikėliau, jau jungiau generatorius ir taip toliau, kad tiesiog šaldikliai jau neatsileidinėtum. Pasileidau generatorių ir bandžiau prisiskombinti eso, išsiaiškinti, kam jai reikals, nes negaunu žinutės, kad būtų painformuota bent jau per kiek laiką atsirasta elektra. Tai iš pradžių bandžiau ten per tončiatą tokį per eso puslapį, tai ten su biorobotika kažkokį kalbėjau ten. Tai paskau prisiskombinau šiapnete su paciliai bachurėlį, sakau, bet būk ger, sakau, nelaikyk man, sakau, debilų, sakau, nešnekėk tokių nesąmonių savo frazių, kad ten per 2 valandas mes sutvarkom, dažniausiai jūs gausit pranešimus, sakau, man tokių nesąmonių, sakau, susisieik su dispečerė, sakau, kad reikia tvarką ton gėdėms, sakau, išsiaiškink, kokį lygmenį ir gėdėms, ir prašau man painformuoti, sakau, aš nepadės ragelis, sakau, aš palauksiu, tu žinau, sakau, turi visus kontaktus, tu gali susisiekti ir sužinoti, kokia ir situacija. Bet aš tam taip kultūringa, gražiai, sakau, būk geras, sakau, aš negaliu, sakau, pernešti, sakau, tu biorobotų nusišnekėjom, sakau, tu šablonų mane. Kas buvo keiščiausia, sako, pabūkit ant linijos, uns paskombin ir nenam nekėlė ragelį, sako, man nekėlė ragelį, aš pabandysiu kitų numerį, sako, nepadėkit ragelį. Geras, sakau, nėra problemų, reiks palauksim, sakau, 10-20 minučių. Jo, praeiguk 7 minutus, skombin, sako, susisiekiau. Vienu žodžiu. Škvalas buvo, vėjas buvo sukėlis, medžio virta, linijais nutraukė, linijais ant žemių ir taip toliau sudegi 2 pastotės. Pastotė viską išpasakoja, kad trūks detalių, iš kitų miestą ir vežamas detalės, kaip supratau. Ir taip toliau, tai 4 valandą kažkur pajungi. Tai be maž parą, be elektros išsidėjom. Tai gerai, kad turiu generatorių ir taip toliau. Tai va čia irgi prisideda prie dabartinis temas, kad aš noriu pakalbėti. Šiandieninis temas, tai yra ekonominė situacija Lietuvo. Matom, kad jau netgi Telšių regione, jau pastotė, 2 pastotėm vienu momentu perdegus ar sugedus, jau aniai laukia iš kitų miestų koloti ir taip toliau. Jau rodo, kad pasiruošims ir silpnuoks. Gerai, sudvarkton elektrą maršunis, kaip sakoma, ne? Ir vakar jau per transliaciją, prieš patransliaciją pasirodė tokia informacija, TV3 praneš, kad jau greitosios medicinos pagalbos
profsąjunga ten, vienu žodžiu, ar asociacija kažkokia ir, vienu žodžiu, jau pradėti remitauti, kad ir žiauriai liūdna situacija su greitos medicinos pagalbos viso sistemo ir labai liūdna ekonominė situacija. Jau TV3 parašė, kad trūks pinigų ir vienu žodžiu gent mašins ir taip toliau. Gerai, aš vakar perskaičiau tom informaciją ir daugiau aš tos informacijos niekur nemačiau. Ir šiandien atsidarau lrs.lt Seimo puslapį ir jau žiūriu, kad čia pasirodo bus nemažas skandalėlis. Ir aišku, dabar socdemą sukėlė socdemą. Čia galim išvelgti ir ton, kad socdemą dabar norės atkeršyti konservatoriams už Palucką. Ir aniai dabar pakėlė naują skandalą. Pasirodo, kad per Dulkiaus, pamena tokį Dulkį, tokį, kunčiant klojką, kaip sak Žemaitė, visišką ten buvau. Ne į temą išves, buvau ministras. Bet sistema buvo naudingas. Gerai. Ir uns vyk ten reformas, sveikacija, taip toliau, ir pasirodo, kad per tas visas reformas ir tokia situacija, kad mašinas gent, kūrau, pinigų trūkst, rūbų trūkst ir vienu žodžiu sak, rudenį galbūt taip, kad mes tiesiog nebedavešiam ligonių iki ligoninių. Ir čia dabar socdemą sukėlė. Pranešėm socdemų baisulingiausias, įžvelgų korupciją, socdemą dabar kreipsis į prokuratūrą ir vienu žodžiu bandys pakelti Landsberginių, liberalų ir Laisvės partijų pridarytų reformų. Nes ten anų valdžio būnant, ten jiems čia ir pridaryta. Važiaunam per Navarienus, kaip rudelė, žuolis apipjautas. Vienu žodžiu, tokia situacija, čia ir kaimelė. Navariena iš tikrųjų kaimoks susitvarkyts, ne vien kartą teko pravažiuoti ir dažnai tenka pravažiuoti, iš tikrųjų žinau, seniunčiai neprastvīrs, jeigu tas pats bėr, tai žinau, kad labai ūkiškai tvarkingas. Tai grįžtam prie GMP, greitos medicinės pagalbos. Ir jau dabar socdemą kel skandalą ir dabar bandys pakelti, vadinkiam, Landsberginių visus tus darbus. Kreipsis į prokuratūrą, neva tai pinigai ir plaplauti, ar pavogti ir taip toliau. Ir man kyl klausims, dėl ko tas klausims įpakelts tik dabar. Dėkui, jis įpakelts tik dabar, dėl ko nekėlė anksčiau, ko nieks nematė. Tai darės pinigus kažkur, nieks nematė. Kiti darės pinigus, dabar vieni kitus pamatė ir dabar pradės, kaip sak, pirštas badyti, rodyti ir skūs. Kas mums iš to? Iš to galbūt naudos kažkokios, šiokios tokios naudos galbūt, jeigu pamatys, galbūt davėn kokį kažką apmasiulį kalėjimą dar, bet kas kad įkeš į kalėjimus, iš anų pinigų nėra atimama, turtą nekonfiskuojami. Tai iš tokių Landsbergį turėtų visko atimti, visus turtus, neiškiom aplinkybėm įsigytus, visus sklypus, senamešius, vis Landsberguičių, visus tas mokyklas, taip toliau, pajūrė, senis torštą namą pasistatys, neiškiom aplinkybėm, kažkas padovanoja sklypus, pilna visokių vatirtų dalykų. Gal ir dabar socdemą užpykė, kaip sakant, gavę klizmą, gal imsiais tų dalykų. Tai tokia mes turim dabar situaciją, ekonominį situaciją. Bet jeigu pažiūrėti giliau, aišku, socdemą čia dabar sako, čia reforma, čia taip toliau. Bet esmė ir paprasta iš tikrųjų. Pinigų trūkst. Valstybėje trūkst pinigų. Švietimo trūkst. Važiuonam kelias, tarybinės kelias važiuonam. Per vėlą įjungiau filmavim, reikėjo pafilmuoti, aš važiuonu prieš telčius, reikėjo pafilmuoti, kokie keliai sulopit, čia irgi lopsunt lop. Užtelšių link Navarienų irgi vieni lopa, šitas kelsdas, sakykime, įvertinčiau 10-balę sistemos 7, šitą jį patvarkys moronų šiandien per seniausia. Bet kelių būklė ir tragiška. Aišku, Vilniuje čia gyvenant Vilniuje, ne to nepajaut. Vilniuje įves gerą, aniem viskas įtvarko, ten keliai sutvarkyti, viedukus aplinkelius dar, o jeigu pažiūrėt rajoninius kelius, kaimo kelius, yra apleista ir tragiška situacija. Jeigu imkiam ten nutverų linkvarnių, ten išves, ten įbaisų, ten išves, ten vienetų, nulių gali vertinti kelių kokybę, jeigu 10-balė sistema. Tai mes turim tokią ekonominę situaciją, švietimo sistemo, vadovėlių trūks, keliai ir blogi.
Greitoji pagalba jau praktiškai rudenį, bus iš vis situacija liūdna. Ir dabar nieks nekalba apie vieną dalyką, dėl ko tie apie. Dabar, aišku, socdemą kaltins konservatorius, kad ten kažkur blogą padarė, kažkur net ten nukreipi lėšas, bla bla bla, ir vėl bus makaronų kabinėms. Kovas tarpusavį makaronų kabinėms. Bet mes turim nepabijoti pasakyti teisybę. Taigi Lietuva pasižadėjo su tas pačias konservatoriais, su tas pačias valstiečias, su tas pačias socdemas, su tas pačias liberalas, su visas likusias iki vieną pasižadėjo remti Ukrainą iki galo, iki pergalės, anim apie kažkokį pergalį kalbą. Gerai, laikal, kas anim gal uždrausti laisvo Lietuvo kalbėti apie pergalės Ukrainą. Ir skeliams milijardinis lėšas, ne milijoninis, milijardinis lėšas. Lietuva tikrai virš milijardą jau daugiau. Praeitų metų birželį mėnesį Čmilytė jau gyrės, kad jie virš milijardą perkopta yra. Tai kiek dabar aš neįsivaizduoju. Skaičių neturiu, todėl aš neįvardins, bet faktas, kad virš milijardą buvo praeitas metas. Ne? Ir toliau, naują Seimą tik išrinkus, Skvernelis Seimų pirmininku tapęs iš karto į Ukrainą, pasižadėjo visos Lietuvos vardu, be referendumą, be žmonių atsiklausimą, kad toliau rems Ukrainą ir taip toliau. Ir visi šiandien sėd Seime, iki Veina apsikarsti Ukrainos vėliavėlėm, ane toliau rem Ukrainą. Pinigų trūks, bet rem Ukrainą. Nausėda, turėm prezidentą, ne? Prezidentas. Katras bučiaun Ukrainos vėliavą, ne? Bučiuklis. Gerai, laimės bučiaun to vėliavą, matšunsė, ne? Bet, pasižiūrėkim ir iš tikrųjų įvertinkim realią situaciją, kas tai ir per žmogus, į ko mes iš žano galim norėti. Uns ir bankas, statytinis banką prastumt žmogus, išpopuliarėjai uns per banką, per SEB banką. Visi žinot, ekonomis SEB banką, ne? Kas ir SEB bankas? Tai ir verslo struktūra, tai ir banks verslo struktūra, privatus banks. Tikslas yra uždirbt pinigus. Uždirbt pinigus iš ko? Iš paprastų žmonių. Iš verslo, iš paprastų žmonių, iš leasingų ir taip toliau. Tai yra pelnas siekiant verslo organizacija. Ir uns ta organizacija tarnava. Uns buvo tos organizacijos tarnas. Uns dirba ne žmonių labau, kad banką neluptum paskutinius pinigus iš pensininkų, kad reikia sumokėti ten už šildymą ar dar kažkur. Ne, uns dirba banko, kad banko uns būt naudingas. Ir mes išsirinkę tokį prezidentą, aš pirmą kadenciją už jį balsavau dar, daugmaž dar tas supratims toks buvo biškliūdnas. Neva tai už blogesnį blogybę, už mažesnį blogybę tai yra. Bet iš tikrųjų aš pasau už blogesnį blogybę ir jokį skirtum tarp Šimonyčio ir Nausėdą absoliutiškai nėra. Visom prasmėm, absoliutiškai. Tai dabar mes turim prezidentą Nausėdą, katras realiai dirba bankams ir mes tikimės, kad uns pradės persivers prezidentų būdams, toliau taps gero ir pradės šį žmonių labų dirbti. Ne, mes matom, kad uns dirba Ukrainos labų. Vien tas rodo, kad atėjus prezidento, katras išmano bankinį sistemą, daugmaž išmano. Paimkim visi ir patikėkim kolektyvišką, kad uns išmano. Jeigu uns būt prezidents, katras mylėtum žmonės ir rūpintumės žmonių gerovę, tikrai Lietuvos gerovė, ne? Gerovės valstybė, tai visų pirma būtum įsteigts valstybinis bankas. Valstybinis bankas suskyręs Akropolius visus pakampės ir taip toliau. Katras irgi, nebūt labdaros organizacijai, bet pelns eitum valstybė. Ir būtent tam socialiai labiausiai pažeidžiamos tos grupės žmonių, bedarbė, pensininkai ir taip toliau, daugiavaikis šeimos galėtų būti atleistas nuo mokesčių, nemokama galėtų susimokėti nušildymų, už būtinas tas paslaugas, ar pensijas išsimokėti ir taip toliau, kada valstybė turėtum savo banką. Bet dėja, mes ano neturim. Nausėda, tarp kitko, prieš rinkimus apie tom kalbėjai, kad taip būtų galimybė pasidaryti banką, būtų galimybė. Jo. Bet tik taps prezidentų staigė tos galimybės visas dingo. Kur tu pasidarys? Taigi šeimininką, taigi tebė, vis sveik.
ir kaip sak, pelnus rekrautins. Ir pažiūrėkim, tai banką, kaip elgas, skyrius, uždariniai kaimus visur kitur, da vieno kitur bankomat numet ir tus bankomats mažiau. Tai esmė toj, kad mes neturim gerą gospodoriaus šeimininką. Mes turim atvirą nebijoti ir pripažinti, mes neturim gerą. Mes turim kažkokį, labai keist, iš tikrųjų, Nausėdai be galo keist. Kalb visko, ko mums kalb, naudinga ir Ukraina. Dabar paskutinė, tai to drono suradimą, pasirodo, kad Nausėda irgi ir visi kiti politika kalba apie krašto gynybą, pasirodo, kad mūsų oro erdvė ir kiaura, nuo žemės iki dangaus, kilometras ir praktiškai nekontroliuojamas. O žveig, klik, kad reik pinigų, finansavimo krašto gynybą, vienu žodžiu per kažkokius drakonų dantis į taip toliau kažkokių visokių nesąmonių pripirkta, bet čia paėmė karinį poligoną ir atskreda rusų dronas. Tragedija. Iš tikrųjų ir tragedija. Gaila, kad pradėjau per vėlą filmuoti, čia ir geras kelias, ir kaip keista, geras kelias ir tu negali sakyti, kad čia blogas kelias. Tai iš tikrųjų, sugelės ir situacija liūdna. Buvau draugą atvažiavę, iš Anglijos atskridė draugą ir mes pervažiavom vis Žemaitėj, tai keliai liūdni iš tikrųjų Žemaitėj ir nutelšiu ten Navarėnų, nutveru, tų pusį, Varnė, baisi keliai. Ir važiavom į Latviją, važiavom po Latviją, pasivažiavom Latviją į puikiai, susitvarkė Latviją kelius ir Latvijoje viskas ir gera, viskas ir tvarko. Tai tokia ekonominė situacija ir dabar klausim, kada nepagerės, kada tos greituosis gaus kūrą, rūbus gaus darbuotoją, kada mašinas atnaujins, nes mašinas ir senesnis, ne 10 metų parks, gentos mašinas ir taip toliau, kada viskas pagerės. Pagerės tada, kada baigsis karas su Ukraina. Mes turim pripažinti, nebijoti tam pasakyti, kada baigsis karas su Ukraina ir galbūt tada sumažės tas pinigų kišims su Ukraina. Bet ir tai dar nėra garantija, kad nebekiš pinigų. Tai geniai, žiūrėkit, jų kalba apie Ukrainos atstatymą. Atstatyti reikės daugmaž, jeigu Ukraina laimės. Gerai. Bet montas scenarijus nekim, kad Ukraina laimės iš tikrųjų, palei visus rezultatus ir taip toliau nesimata, kad laimės. Aš nebijau to pasakyti ir mano asmeninė nuomonė, aš rėmaus šaltinės, pavyzdžiui, vakar per transliaciją, sekmadienį 7, dariau ir citavau The Guardian leidinį, kuriam rašo konkrečiai ir atvira skaičia, kad Liepos mėnuo buvo produktyviausias Rusijos kariuomenė mėnuo. Per Liepos mėnesį nei 700 kvadratinių kilometrų užėmė Ukrainos. Per Birželį mėnesį 500, per kovo balandį po 300 kvadratinių kilometrų užėmė. Ir Liepos mėnuo yra efektingiausias, daugiausia užimtas teritorijas. Čia Sovjarą miestą paskutinį paėm, čia prieš 3 dienas. 12 000 gyventojų kažkad turėjo tas miestas, aišku, ten dabar tik griuvėsi. Ir The Guardian apžvalgininką, konkrečiai ir atvira rašo, kad Putinas greičiausiai ir nenorės nutraukti to karą, nes dabar on įsibėgėjai ir jaut. O kur jaut? Jaut, kad Ukraina trūks karių. Ir ons tikrai nepulšė palei Trumpo dudelį ir nešoks. Ons toliau žengs po regioną, ims, vilkins. Ir ons puikiausiai žinant, kad vilkintams Ukrainą, nuvilkintams ton karą, griauna Ukrainos ekonomiką, katros ten jau nebėra, plus dar korupcija išaiškiai, kad ten skirti pinigą dronams ir vagiami. Su korupcija ukrainiečiai nesusitvarka, jau netgi raš 15 minučių. Ir matydams, kad nyksta Europos ekonomika. Tai ko jūs galvojat, Rusija nemat kokia situacija Lietuva, su greitos medicinos pagalbos mašinom ir visa kita, su švietimo sistema, su keliais ir taip toliau? Taigi ne visko mat. Ir greičiausiai, kada nevilkins. Ir jeigu nevilkins Europą toliau, su kartu su mūsų politikas bus lavo Ukrainai ir kirš pinigus, tai situacija greitų laikų tikrai nepagerės. Tik liūdnės. Ir atkreipkite dėmesį, jūs galvojate, kad čia kažkoks skirtums tarp socdemų, konservatorių ir dar kažkokių. Nėra jokio skirtum.
geopolitinės klausimas, anie absoliutiška vienbalsė vis sprendimus priiminė, kas liet dėl Baltarusijos, dėl Rusijos, dėl sankcijų. Einka pionierė patys pirmi žvėjai, klyki, taip toliau. Va, ir prasidėl linksmai dalis, žiūrėkit, lopsunt lopą, įvažiaunam į Tirkšlius. Jo, Tirkšliai. Dabar suksam, Žemaitė sak, suksam ant Mažeikių. Nu, keliuką, tarybinės laikas iškluoti keliuką, palopyti, patvarkyti. Man ypač jaukinga atrodo, aš važiuojant per tusmės, per telius važiuojant. Kliontas, Chruščiovkės, tas polistirolės apdaž, longus pakeit ir sudarė įvaizdį, kad čia į naują statybos namą. Reik sustoti, ne? Stop ženklas ir. Reik sustoti. Nu, tai kelia tokį. Ir apkliontus namus ten pelėse įsime, tiek toliau žmonės ten keik ten raš, mums kombina atvažiuog į Šiaulių, čia kombina žmogus į Šiaulių. Apkliauto nam pinigus įvarė žmonės į bankus, į paskolas, į taip toliau. Apkliauto nam polistirolį, apdažį longus pakeit sudėjai, sakol da keurstas nams buvo nepelį. Longa kol buvo ventiliavos nepelį. Apklijavo ten ventiliacijos sistemų nenumatyta realiai ir gertus. Ventiliacijos sistemas tos vis šachtas, tos vis užtukusis, užaugusis ir taip toliau ten ir per teik metų. Ir pradėjai pelėti žmonėm, tiesiog namus, ypač dabar kaip daug drėgmės, daug lyn, sak, nežinom, ko daryti, pelėsės, va, atvažiuok, nufilmuok, parodyk reportažą. Galvoju, netgi iki Šiaulių važiuot, bet galvoju, nu, dėl vien ten būtų, paskiau išsiaiškinau, kad aš žmogus į kamerą, tai nelabai noriu kalbėti, na, galvoju, apsišykit. Ne, čia eis, aš širodėsi, jeigu bijot, nu, tai bijokite, gyvenkit savo pelėsius. Man nepatinka tokiai bailė ir vienišo. Tai va. Tokia ir situacija su tas būstas dabar. Ir dabar pereikiam prie vienos temas. Nu, tas pats ekonomika dabar jaunims. Jaunims dabar vat, vėl artėja mokslo metai, taip toliau, ne? Ir jaunims dabar baigis mokslus. Vat aš žiūriu, tai būstą. Žiūriu būstų tas kainas, žiūriu diskusijas dabar, kada jaunims ieškos, kur išsinuomoti Vilniau, ten Kaune, kad ir įstų universitetus, išsinuomoti tos būstus, ten kosminis kainas ir tų nuomų, taip toliau. Ir ten diskusijas tarp jaunimo, ką jaunim žada įsigyti būstą. Ir ko aš pastebėjau, kad į banką eiti ir imti paskolą jau tamp kaip norva, būt skolininku, tapt skolininku. Jau šias laikas ir kaip norma, nu tiesiog kaip normalus dalyks. Vat normalus ir dalyks. Būt skolo banku. Seniau senas laikas, tai, nu, jeigu tais kam nors skoluoji, tai žiūrėdavau, kaip, nu, žmogų, kad nesugeb susitvarkyti su finansas ir taip toliau. Aišku, seniau tai tarybinės laikas, baigdavo mokslus, sukurdavo šeimą, darboviet kažkokiais darbindavo įgautų būstų. Vien geresint, blogesint, ten eilė pastovėdavo, kas biški, ten da papiragindavo, taip toliau, bet visi gaudavo, vis turėjo, ne viens po tiltą negyveno. O dabar baigi mokslus, nu kon, susirant kokį darbą, arba į užsienį išvažiuoni dirbti. Aišku, tai va tas moments už mūsų pinigus, kaip sak, valstybė pati išsimokslin jaunimą, paskiau jaunims gatavs paruošti išvažiuoni užsienį dirbti, gatavą darbą jėgą paruošti. Ir aišku, tas jaunims tik tai, kad realiai čia ir, tarkim, sukur šeimas, nu į kur. Ne vienareikšmiška, eisi banką. Jeigu netor pasiturinčių tėvų, jeigu ten kokį močiutį numirus nepaliai kokį būstą, dar kokį kolektyvinį sodų, kur gal pastvarkyta, pastatyti kokį namėlį atsirenovuoti, viskas, anei priversti eiti bankus ir anei bankų įkaitas tam. Ir tai jau tam kaip norma. Būdams banką įkaitų, nu tu esi tiesiog įkaits. Viskas. Tu privalėsi dirbti ir atnešti pinigus. Ir tu negalėsi ten, kaip sako, savo teisų labai pareikalauti pas darbdavį, nes išmes iš darbo, neturės pinigų susimokėti mėnesinį. Įnaš, įmokas ir viskas, iškrausis lauk iš būsto. Tai va, ir tokia situacija liūdna, ekonominė iš tikrųjų liūdna ir situacija, bet daugelis norėjo kapitalistinį to santvarkas, norėjo tų kapitalistinį pasaulį veržės, labai norėjo tų vakarų ir mes šiandien turėm tus vakarus. Aišku, kas gyven labai gera. Ir didelis dalis žmonių, kad labai gera gyven. Ir taip toliau.
Ir jeigu pažiūrėt, vat, į miestus įvažiau, netrodo, vat, mašinas naujausias važinėjas, žmonės šeimo po 2-3 mašinas, to ir taip toliau, keimus mašinas netelp. Nu, vis tvarko netelp, bet daugumą visi bankus ir įkaita. Ir jeigu žiūrėt pačią ekonominį situaciją, gimstamumą, Lietuvo, nu tai ir kritinė situacija. Liūdna situacija. Su kelias ir liūdna, su švietimu ir liūdna. Kriminogeninė situacija ir irgi labai liūdna. Jaunuoliai kažkokį dabar konteinerį, ten kūno kelis dalis, kelis ten parkai, ten, nu baisu, kas daros. Prisižiūrėtų filmų visokių smurts ir rodoms per televiziją ir, nu, tvirkinams ir jaunims. Dabartinį kartą, tai ir, nu, psichologą nespėjo aptarnauti, vienu žodžiu. Nu ir liūdna, iš tikrųjų situacija, bet jinai tik nematoma, nes žmonės gyvena kažkokia tokia iliuzija, nemato dalykų, ko aš šneku. Įkiti ten raš komentarus, tau viskas blogai, pas tavi negatyviai. Nėra viskas blogai, bet aš apie blogybės nesu nulinkęs tylėti ir taip toliau. O mes dabar įvažiuonom į Mažeikius čia, važiuonom Pavenčių gatvę, mūn vaikysto gatvė praėjo, Šitaikos gatvė užaugęs, Taikos 7 nami. Pavenčius pastovė, daudavomės, būdavom, prisižiūrėdavom filmų Robin Hoodų ir dėdavom į Pavenčių slunkų, prisipjovė iš Lazdynų ir medžius karstydavomės. Na, važiuonam, čia matot, vat, parenovuoti einamą, va čia. Apklijon, plytelėm kažkam apdėda, polistirolės apdažo, viskas. Na, čia tarybinių laikų nama. 6 buvus vidurinį mokyklą po 10. Čia po Kairinaus kvartaliuks pastatyts ant Ventos krantą. Tai jau senokai on čia pastatyts ir čia ne dabar. Na va, klijontus namus apklijon ir sudarė įvaizdį, kad čia į naują namą, nu, anai atrodo, kaip naujas statybas. Bet čia ir mels iš tikrųjų. Čia ir mels. O kodėl nepastat naujų žmonių? Naujų namų nedaug žmonėm. Ir tokių namų, kad būklė yra apgailėta, nes neįsivaizduom, ko nedarys tom Chruščiovkim po 20, po 30 metų. Vat ko darys valstybė? Aišku, visa atsakomybė ir ant žmonių, nes tai ir privatus turts. Ir jeigu norėsi, taip kaip ir per renovacijas įtrauks į bankų paskolas ir viskas. Čia buvo rusų mokykla, ketvirta vidurinė mokykla. Po 10 čia būdavo rusų mokykla. Pusiau rusų, pusiau lietuvių. Čia jau į pradinį klasę. Į pirmą klasę čia jau. Tai kartu su rusas mokydavomės. Valgyklo būdavo. Ir rusą ateina, ir lietuvė ateina. Ir kažkaip nesipygom, tu vaikystė, nebuvo jokių problemų, jokių kivirčių. Nes nebuvo paleistos programos, kad reikia nekeisti kažkokios tautos. O priekį matot renovau, vatas apklijon, polistirolis. Čia plytelis turbūt dėt kažkoks susektas plytelis. Tai va, gatvė išasfaltuota, bet nauja Mažeikius. Mažeikiai šiaip tai miestas ir pagražins, viskas ir tvarko, viskas ir gražu. Miestas ir pagražins, bet darbo vietų nėra. Žmonės skundas, į užsienius išvažiavę, darbo vietų nėra. Nes gamyklos, kur buvo Mažeikė, buvo kompresorių gamykla, naftos perdirbimų gamykla, ten vis automatizuon. Priekį va galėsim pravažiuoti, kažkada suvažiavęs, filmavęs, ir kompresorių gamykla didžiausia, visa Tarybų sąjunga kompresorius gamin, subankruotin, sąmoninga, nes konkurenta Electroluxų, buvo pagrindinė konkurenta Electrolux grupė ir paėmė subankruotintom gamyklai, nes mes nesam numatyta, kad pramonis kažkokia šalis ar savarankiška šalis Europos Sąjungo, mes esame Europos šaly numatyta kaip vartotoja, nes kada ir važiuoni per tus didmiesčius ir taip toliau, tai tu matai, kad aplinkau tų naujų statinių tų dėžučių, bet ten praktiškai ir sandėliajams, ten ir užsienio korporacijų sandėlė produkcija, katro mes perkam. O čia po Kairipos didžiausia gamykla buvo, kompresorių. Didžiausia gamykla, kompresorių. Čia mes atvažiuonom, tai teritorija čia buvo nežmoniška didelė. Vedau po teritorijai su tas elektrokaras važinėdavos. Tai jau, dabar čia tos kažkoks įmonės įsisteigos, kažkas dar veikas, kokius longus ten gamin, duris, dar kažkur čia, taip toliau, Mažeikių miestą. Miestą dar jud,
Miestą dar ir judėjams, miestą dar ir kažkokių darbo vietų, taip toliau, kažkaip virsliuką, mažesnį, didesnį. Bet kaimą, jeigu žiūrėti apie kaimus, kaimą yra apleisti. Kaimą yra išnyki, sunyki, kaimus autobusą nebevažiuojam. Krautuvių kai kurius kaimus nebėra, aš nekalbu apie kelių kokybę. Nu, tokį mes turim situaciją ir sakau, nenoriu čia gozinti, nenoriu čia vien to negatyvų varyti, bet turim pripažinti teisybę, kad situacija pakol kas negerės, tol kol Lietuva laikysiais tos pozicijas, kad pinigus kišti Ukrainą, aš tai esu kategoriška prieš. Aš manau, kad jeigu mes jau kalbam apie demokratinį Lietuvą ir apie gerovės Lietuvą, tai reikia priminti, kad demokratinė Lietuva mes turim konstituciją. Ir konstitucijoje ir straipsnis, Katras sako, kad straipsnis sakyti negal, nes dažnai vartoja ir tai religinė fanatika, kad Biblija sako. Nesako. Konstitucijoje parašyta, kad visi svarbus sprendimą valstybės turbūt priimami referendumu. Ir aš manau, kad va toks dalyks, kad Lietuva nusprendė iki galo eiti su Ukraina ir remti Ukrainą, tai turėjo būti nuspręsta referendumu. Turėjo žmonės pasisakyti, o ne keli kažkaip politika. Galbūt galimai netgi papirkti. Nes dabar, kada mes matom, kokį skandalą vyksta Ukraino ir korupcijas, kada pinigai ir tratinami, vagiami milijonas, vien dronų pirkimus ir taip toliau, kada išlenda. Nenustepčiau, jeigu išlystų kokių politikų lietuvių ausis. Kaip sako, atkata. Bet čia ir tik mon pamastėms, čia ir mon asmeninė nuomonė, aš niekam anos neperšu, aš faktų neturiu, čia toks grina tik pafilosofavimams. Bet faktas kablins, kad Ukrainoje dabar didžiulis skandalas dėl korupcijos. Būtent dėl vis karinės amunicijos pirkimų taip toliau. Įsivėlė ir politikai, ir karininkai, ir visi. Ojojoj. Tai va, karas baigsiais, gal ir ateis kažkada pagerėjams. Bet kadangi karo pabaigos nesimato, tai aš esu susitaikiusi tą mintim, kad situacija tik liūdnės ir neturiu jokių iliuzijų, kad čia kažkas kažkada pagerės. Tai va, kaip sakom, baigu savo transliaciją iš Mažeikių, sustosiu autobusų stotelė apaugusio krūmas. Čia išvažiuoju jau kelią ir tai jau prasti, labai prasti. Autobus stotelė, sėsti tarp krūmų, apžėlus vis sena tarybinė, Valančiaus autobus stotelė. Tai va, mėlėjai, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad pasidalinat, ačiū, kad palaikot man veikalą, tai, kad norit palaikyti. Apačiu po vaizdą įrašą ir visi manom būdą, kaip tai gal padaryti. Tai šiam kartą sakau teik ir iki kitų kartų. Ate.